vat šiandien šitą temą gliaudžiau apie tai, kad vyrai taiso santykius, kai nebelieka, tai yra įvyko skyrybos, tada vyrai kreipiasi pas psichologus, kaučerius, moteris kreipiasi pas psichologus ir kaučerius, kol dar yra santykiai. Šarūnai, prašau, prisidėk. Tai toks... Dažniau taip. Labai įdomus dalykas, aišku, aš suprantu jau, sakykime, ir iš savo patirties, 6 metai atgal nebūčiau niekada pagalvojęs, kad kreipsiuos pas psichologus ar pas kaučerius kažkokią temą, kur dabar tai man yra savaime suprantamas dalykas ir visa kita. Tai manau, kad vyrai, kurie vieną kartą, antrą kartą patiria kažkokius skaudesnius įvykius, pastebi tam tikrą pasikartojantį raštą savo gyvenime, ar tasme eigą savo gyvenime, ar su santykiais, ar su finansais, ar su sveikata, jie pradeda ieškoti atsakymų giliau. Tai kuriems tenka susidurti ir jie pabunda, sakykime, į tokią gyvenimo paiešką, tai nepaslaptis, kad jie jau ir santykiuose pradeda ieškoti atsakymų tam, kad nesibaigtų taip, kaip baigėsi anksčiau. Tačiau vyrai, kurie dar nesuprato, kad atsakymas yra juose ir kad skyrybos ar bankrotai kartosis tol, kol žmogus pagaliau neatsisuks į save, tai taip pat ir būna. Kreipiasi tik po fakto. O moteris kreipiasi tuomet, kai dar yra santykis.